Labas, mano vardas Eglė ir aš 13 metų sporte. Dabar dirbu asmeninė trenerė Lemon Gym sporto klube ir šiandien jums noriu parodyti keletą pratimų stiprinti savo stuburui. Psichologija sakoma, turėti tvirtą stuburą lygiai taip pačiai ir su kūnu. Taigi demonstruoju. Kai žmogus ateina į sporto salę pas mane sportuoti, dažniausiai duodu treniruotę ir pradedam nuo nugaros viršaus. Ir pradedam nuo bazinio nugaros viršaus pratimų. Tai pirmasis pratimas yra nugaros horizontalioji trauka, tai yra pečių sudėdimai prie stuburo. Pasidarom tinkamą sau svorį, kad nebūtų nei per sunku, nei per lengva, apsikabinam ant manėlės, ruošimės atgal. Keliai visada turi būti gaišti, pabudos šonas, kad kelias ir kitas kalas būtų pavadinėjai. Atsilošiam presas turi būti įdomus, kad nebūtų linkio nugaros apačioje. Pečius nuleidžiam ir pirmiausia, ką mes turime padaryti, tai susirasti, iš ko mes trauksime svorį ir koks mūsų raumuo dirbs. Tai reiškia, kadangi nugaros viršutinė dalis, sumentis pasistankiojam nuo stuburo ir nuo jo, ir tuomet pradedam judesį. Pratimą atliekam pirmiausia, traukdami mentis prie stuburo, tada tikrai lengdami rankas. Nesusimaišykite, iškvėpimą darykite, kai sunku, o sunku yra tuomet, kai traukiame svorį į save. Stengiamės krūtinę visą laiką laikyti priekį, truputį atsilošimą atgal, neskubant. Ir jeigu pasimetam visą laiką treniruotis viduryje, galime susirasti dar kartą mentis.